Labą dieną. Labą dieną. Su jumis sporto žinios. Šiandien mes aplankysime labai įdomius žmonės, kurie susiję savo gyvenimu su sportu. Ir paklausinėsime jų pačių įvairiausių ir aktualiausių šiandieninių klausimų. Netgi labai asmeniškų. Patikėkit. Jums patiks. Taip pat mes eisime ir klausinėsime aplinkinius kasdieninius žmonės. Ką jie mano apie sportą ir kiek apie jį išmano. Tai eikime. Eik. Palaukite, ponas, palaukite. Čia iš sporto žinių. Mes norime užduoti jums kelis klausimus. Ar žiūrite mūsų laidą? Taip, kartais žiūriu. Įdomi. Įdomi? O dabar mes norim paklausti jūsų kelių klausimų. Ar žinote, kas yra Arvydas Sabonis? Taipgi, didelis žmogus, krepšininkas. Kiek jūs laiko praleidžiate mankštai? Mankštai, kokį 15 minučių. O kodėl taip mažai? Nežinau, kad... Norint būti sveikam ir stipriam reikia užtrukti. Kiek? Bent pusvalandį mažiausiai. Bent pusvalandį. Čia mėgėjams. Pasistengsiu. Mes norime paklausti, ar žinote tokius žodžius kaip kraulis arba ant nugaros? Oi, nežinau. O ar žinote, kas yra Šarūnas Jasikevičius? Taip, irgi tie patys krepšininkai. Tai iš laidos sporto žinios. Kokias populiariausias komandas krepšinio žinot Lietuvoje? Aš ne sportininkas. O žinot, kas buvo Vytenis Pauliukaitis? Taigi šitas irgi krepšininkas. Ačiū labai! Štai mes dar atlikome vietą iki Žedorių baseiną. O čia tikrai šlapiau, negu aš tikėjausi. O dabar apklausime vieną iš trenerių. Go! Labą dieną. Jūs kalbina sporto žinios. Kiek žinome, jūs esate viena iš baseino trenerių. Taip. Ar tai tiesa? Tiesa. Patvirtino faktą. Aš taip ir numaniau. Mes norime jums užduoti šiek tiek klausimų. Kada įvyko pačios pirmos olimpinės žaidynės ir kur grįžimo? Naujosios 1896. Tai čia atnaujintos, o pačios pirmos. Pačios, neatsimenu. O kur? Graikijoje. Teisingai. Manote, ką reiškia olimpinių žaidynių simbolis 5 žiedai? Dabar mes kalbinsime krepšinio trenerę Ireną Mikalauskienę. Noriu porą klausimų užduoti. Pirmas klausimas. Kokios 3 populiariausios krepšinio komandos Lietuvoje? Lietuvos Rytas, Žalgiris, Kauno. Labą dieną, norime paklausti, kiek manot, kiek gali iškelti Žydrūnas Savickas kilogramų? Turbūt mūsų visus ir dar nemėgstu. Tai kiek čia būtų sudėjus? Ai, merginų svorio negalima klausti. Ne. Kodėl kamuolys yra apvalus? Kaip žemė, nes viso žemė žaidžia kamuolį. Keturkamų būtų sunku. Įsidurtų į pirštą, mano manymu, ar ne? Kas nors mašinų prisivadyti. Kada jūs pradėjote sportuoti? Ko gero, kaip gimiau, tai pradėjau sportuoti. Tai čia labai ankstyvai, ar ne? Šiaip tai jau, ko gero. Nuo kelių metų maždaug pradėjote sportuoti? 3 populiariausios krepšinio komandos yra Lietuvoje. Žalgiris, Rytas, Ir trečia? Šiauliai. O kodėl ne Neptūnas? Šiauliai. Ar jisai padeda sulieknėti? Padeda. O tai kodėl banginiai tokie stambus? Jie tvirti. Nu jūsų nuomonė. Mano nuomonė. 5 žemynai, ne? Teisingai! O sakykit, kada vyko pačios pirmos olimpinės žaidynės ir kur? Žinau, 776 metais prieš mūsų erą Graikijoje. O kurioje šalyje buvo pradėta žaisti futbolą? Sunkus klausimas, bet manau Brazilija. Anglija pradėjo. O ar žinote, kada vyko pirmos olimpinės žaidynės? Kaip nežinosi. 19 amžiaus gale Graikijoje. Ne, pačios pirmos. O atgaivintos 1800
26. O kada vyko pačios pirmos rungtynės krepšinio Lietuvoje? Gal žinote, 922 metais. Dabar mums parodykit, kaip jūs rytais mankštinatės, nes mes norim žiūrovam parodyti, kaip tikri sportininkai rytais daro mankštą, kaip žiūrovam užvaldo netingi gražu. Kadangi mes turime augintinę, pasiemu šuniuką ir... Tai ryte aš nedarau mankštos. Na gerai. Su jumis buvo sporto žinios!